Būti vis laik tiesoje su savimi ir savęs neišdavinėti. Bet sėdėdavau prie kompo, man jausmas būdavo, kad aš mirštu. Nebuvau laiminga savo darbe. Vyko net geriau, negu aš tikėjausi. Tai ačiū už tavo laiką. Garsiai kalbėsim, gerai? Gerai, verslas ir dvasingumas, žinai. Tai yra verslas ar ne? Labai puikiai sulyginai verslo dvasingumas. Labai arti to, ką aš čia veikiu. Iš tiesų, nes viskas gimė iš širdies veiklos, grynai iš širdies stimulo, širdies tokio postumio. Bet reikėjo sulaukti. Reikėjo man sulaukti turbūt 8 metus ėjimo šituo keliu, grynai sveikatingumo keliu jau. O iš viso tai turbūt, jeigu taip stažą žiūrint, tai turbūt apie 14 metų gavosi sulaukti. Ir kad realiai apie 10 metų užtruko suprasti ir leisti savo patikėti, kad aš iš vis galiu kažką tokio sukurti. MyFlow, sveikatingumo studija, sporto studija, jogos studija, kaip tu ją pozicionuoji? Čia nėra tik jogos studija, aišku, galbūt su joga susikūrė tai, energijos atsirado tam, bet tai yra daugiau tokia, aš ją vadinu geros savijautos erdvė, nes čia vyksta daugiau kas. Čia vyksta ir treniruotės, sporto treniruotės, čia vyksta ir jogos pamokos, čia vyksta ir meditacija, čigongas kartais netgi turime. Instruktorė, tada turim kvėpavimo netgi sesijas ir turime erdvę renginiams. Tai iš tikrųjų renginiai labai džiaugiuosi, kad vyksta ir norime jų dar daugiau pakviesti čionais. Tai tokia geros savijautos erdvė. Čia nevyksta vakarėliai kažkokie, čia daugiau vyksta saviugdos kažkokie renginiai arba sporto renginiai, sakykime, sporto. Tai tada pakalbėkime apie tos sunkius dalykus, kaip paimti ir įkurti erdvę, tokioje, atrodo, tikrai prabangioje vietoje, verslo centras, Technopolis, dabar čia kaip čia Symbiosis vadinasi, ne? Kiek mačiau užrašas bent jau buvo. Ir kaštai yra, žinai, įrengti kainuoja, prisimti atsakomybę net ne vieniem metam kainuoja. Kaip šitas žingsnis, ar visi buvo sunkus tas žingsnis? Iš tiesų atėjo šitas pasiūlymas kaip dovana, sakyčiau, aš pilnai nesuvokiau, kiek daug pareikalaus energijos iš manęs, tai aš tiesiog nėriau. Turėjau partnerį tuo metu, kolegą tokį, Regimantą Kičą, tikrai bus kas žino šitą žmogų, nes jisai labai puikiai sukasi sveikatingumo pasaulyje ir mes su juo labai esame artimi, geri draugai. Ir jisai man sako vieną kartą, aš tuo metu nebuvau Indijoje, man atrodo 1,5 mėnesio, tuo metu jau buvau išbuvus Indijoje ir man rašo, žiūriu, jisai, Aušra yra pasiūlymas, darom projektą, rengiam ir teikiam pasiūlymą, nes šitas verslo centras ieško žmonių, kas įrengtų studiją. Bus konkursas, žodžiu, bet dalyvaukim, žodžiu, mes tikrai galim čia padaryti. Ir čia bus kažkas tokio, ko tu ir nori, sako, čia negalėsi kurti, sako, ne sporto klubą, ne treniruoklių pristatyti, o kažką, va, kaip tu kalbi vis būna, sako, grinai galėtų būti tavo studija. Nu gerai kažkaip tai, mes paruošėm tą projektą, aišku, jis ten tuo metu labai daug prisidėjo, nes jisai žinojo, vėlgi ir kontaktai buvo ir visa kita. Aš ten pridėjau savo sielos tokios ir savo grinai visiškai svajonių studiją prašiau. Grinai, absoliučiai šoviau, nes galvojau, jeigu ne, tai ne, koks skirtumas realiai, nėra tai kažkas tokio, kad prarasiu ir čia man labai skaudės. To dar nėra. Dar dirbai samdomą darbą? Ne, nedirbau samdomą. Aš jau buvau visą laiką kažkur samdoma pagal dalę veiklą įmonėse, vedžiau savo užsiėmimus kitose studijose, kur nuomavau. Bet norėjau savo erdvės, turėjau šitą troškimą jau kelis metus, tik tai, aišku, tie kaštai nuomos Vilniuje visur yra labai tokia jautri tema, reikia labai didelio pasiryžimo. Reikia suprasti iš karto, kad reikės komandos, dirbti su kažkuo kartu. Tu vienas negali pavežti, jeigu taip Vilniuje, nuomos. Tikrai yra ką veikti. Bet aš kažko va tokio laukiau, atrodo. Ir sako, va, čia bus grinai tokia va vieta, kur tapsime partneriai šito verslo centro. Nesam nuomininkai, nesam klientai, mes esam partneriai šitos vietos. Tai reiškia, mes bendradarbiaujam, tai reiškia, kad mes dalinamės tam tikrus kaštus. Ir aš galiu kviesti visus verslo centro žmonės čia studijuoti ir išorinius leidžia įsileisti. Nu tai tiesiog buvo nuostabi tokia galimybė ir aš sakiau, jo, taip darom. Tikrai, aišku, tas visas startas, jisai buvo pakankamai ilgas, kol mes laimėjom konkursą, vienas dalykas, pristatėm save, parodėm ir labai džiaugiamės, kad mūsų atrinko, ten nurodo iš 4, jeigu neklystu, buvo siūlytojų, jie vadinami sporto operatoriais. Tai mūsų atrinko ir ką, prasidėjo tada procesas, aš atsimenu gal kokius 4 panašiai mėnesius turėjau nuo gegužės iki rugsėjo, kad startuoti, tai viską reikėjo padaryti. Sienos čia buvo baltos, nieko čia nebuvo dvasios energijos, nieko nebuvo. Tai viską reikėjo užkurti sistemą, padaryti, tą visą rezervacijų sistemą, puslapį, brandą sukurti, iš viso, apie ką tai yra. Tai viską nuo nulio kurti buvo labai įdomu. Labai įdomu, bet buvo maks energija, čia va, prisijungimas, nu, tapsime, nieko negalėjau padaryti. Bet realiai, jeigu jau, žinai, nes
net jeigu, pavadinkim, valgai pusryčius ir galvoji, sakyčiau, kad skiri laiko, žinai, nu kiek tu realiai skirdavo, jauti, kad... Man atrodo, kad labai daug ir artėjant rugsėjui, tai ten reikėjo jau stipriai pasispausti. Mes startavom tiesą ne rugsėjį, spalio 26, tai rugsėjį mes nespėjom, kas turbūt normalu. Tai reiškia, jo, teisingai, aš turėjau apie 5,5 kažkur mėnesio pilnai ir labai gerai iš tikrųjų, nes, nu ką, jau su pirma banga nespėjom, mes griebėm visus tuos, kurie nepradėjo sportuoti, kurie galbūt turi vaikų, ten dar kažko visokių reikalų ir tie būna spalio mėnesį pasižiūri, kur čia galima sportuoti. Tai manau, mes tuos visus užgriebėm. Ir aišku, tie, kurie dar iš čia pastatų buvo, iš aplinkinių, kurie pamatė, kad nauja kūrėsi studija, tai mes tokį gerą gabaliuką paėmėm greitai labai kažkaip. Pavyko, nes aš tą reklamą pradėjau anksčiau leisti, socialinę mediją anksčiau pradėjau leisti. Čia jau buvo mano stiprioji dalis tuo metu, nes kolega, jisai daugiau, ką jisai tuo metu darė, jis man šių projektų padėjo, su suderinimu su visu šitą verslo centro vadovė. Bet jisai mane padėjo daugiau su beveik niekuo, apart to, kad, Glofoxo, ta rezervacijų sistema dėka jo atsirado. Kaip jinai vadinasi? Glofox rezervacijų sistema, nu daug kas naudoja dabar, ją pastebėjau. Tritvėl aš nežinau, nu žinai, grožio. Glofoxas yra tokia sistema, kur ne visai kaip Tritvelo funkcija, toksai dalykas, kad tarsi studija turi savo programėlę, kur žmonės ateina, mato tvarkaraštį, mato kaip registruotis, atšaukti, sumokėti, pinigai, viskas juda per tą sistemą. Tai jinai labai yra gera, tai aišku turi savo tokių niuansų, bet ir ją visą reikėjo sukurti visą tą programėlę, tai aš tik biškai pasitardavau su juo, kaip ten yra kai kurie subtilybės, kai kurie niuansai, nes jis jau turėjo ant kitų studijų, bet, žodžiu, viską ten reikėjo nuo nulio sukurti, spalvas, nu visą tą, žodžiu, įdėti tokią net ne techninę dalį, bet to tokią, kad būtų logiška, patogi, vartotojui patogi ta visa funkcija. Tai, žodžiu, nu buvo ką paveikti iš tikrųjų. Bet ar buvo taip, prisiminus laikotarpį sunku kurti nuo nulio? Buvo šiaip artėjant atidarimui, tai buvo maks, šiaip ant pervargimo ribos tikrai buvo ir ašarų, tikrai buvo tokio, kad ką mes čia regi darom, nes man reikia daugiau tavęs, o aš galvoju, kad tu man daugiau padėsi. Tai, žodžiu, bet su visa pagarba ir dėkingumu jam, iš tiesų aš suprantu, kas tuo metu vyko, jis tikrai norėjo, kad aš pati tai sukurčiau ir pati nešiau visą atsakomybę, nes realiai toks ir buvo susitarimas mūsų. Aš tik turėjau lūkestį, kad gal mes kažkaip daugiau kartu ir taip daugiau čia viską kartu darysim, bet ne, iš tikrųjų viską teko man daryti. Ir ačiū jam už tai, kad jisai taip gražiai pasitikėjo manimi ir pavyko, sakyčiau, padaryti taip, kokią ir turėjau viziją įkurti. Tu realiai prisėmė atsakomybę? Jo, aš prisėmiau tą visą atsakomybę ir finansinę, visą. O reikėjo biškį pinigų iš ten paimti, kad sudėti čia ir įkurti tai. Ar tu apie tai svajoji? Kažkur buvai apsirašius, kaip tikslą turėjai kažkokį? Turėjau apsirašius. Turėjai netgi, ne? Turėjau kažkada. Per kiek laiko tu manai taip įsigyvenina? Žinai, čia taip galima pamatuoti tikslų buhalteriją, ne? Ir kas įdomiausia, aš tikslingai nesekiau, taip nebuvo. Bet apsirašai, kad pasvajojai. Aš apsirašiau kažkada, jo, kad aš norėčiau turėti studiją, žodžiu, net kažkokią formą, kažkokia, net tai kaip čia atrodo viskas, kažką esu užsirašiusi, net neprisimenu, nei kur, nei kaip, aš esu tą dariusi tikrai. Ir gal net ne vieną kartą per kažkokias manifestacijos akimirkas. Ir manau, kad įvyko net geriau, negu aš tikėjausi. Kiek laiko maždaug užtruko, kaip tu manai? Wow, manau, kad 2 greitai, metų traukiau, jo. Tai tiki, kad yra tas traukos dėsnis? Faktas, kad, ta prasme, Sauliau. Išgirst! Jo, išgirst, ta prasme. Aš dabar irgi vėl grįžtu prie tos temos. Atomas, ar ne? 99,9999 yra energija, tik tai 0,0001 yra materija. Tai realiai visos mūsų mintis nukreiptos į kažką, pakeičia tą materiją, tai mes realiai sukuriam. Tai aš savo tą dažnai kartoju, ypač kada tamsesnės mintis ateina, kad realiai energijos skirimas kažkam visada sukurs kažkokį rezultatą, nes mes pradedam judinti tą visą materiją ir ją keisti per savo mintis. Tai šiaip yra kosmosas. Bet apie tai dar dažnai pamastant, tai yra kosmosas visiškas, kokią mes turime įtaką. Tik tai, aišku, yra aplinkybės, dar visokie dalykai, kurie mus, taip sakant, paruošia galbūt tam rezultatui, paruošia tai atsakomybei kartais. Kartais mes nepilnai suvokiam, kiek daug reikės įdėti energijos, atsakomybės ir savo kažkokių tai gebėjimų,
bet labai norint, nuoširdžiai bendraujant su žmonėm, iš tikrųjų neslopinant net savo tų emocijų, vat, kai tada nuverkiau kažkada net prie savo vat, kolegos partnerio, jis mane suprato, apie ką tai yra, kad iš tikrųjų labai daug man uždėjo ant pečių. Bet tada man toks paleidimas įvyko ir aš tikrai supratau, kad bet taigi ant manęs atsakomybė, o jeigu ta atsakomybė ant manęs, tai reiškia, rezultatas bus ir pasiekimai, viskas vis tiek bus ant manęs ir toks atėjo dėkingumo jausmas labai didelis, kad jo, tie sunkumai yra, visada jie bus turbūt, kuo didesnis kažkoks rezultatas, siekiamybė, tikslas, visada bus kaina to ir tą kainą reikės panešti. Tai jeigu nepasiruošęs žmogus, tai reikia irgi visą laiką pasvarstyti, kiek esame pasiruošę vietos kainos. O įdomus dar dalykas taip, pirmi metai taip fainai, viską mes čia įsivažiavom, aišku, reklama, papuošė tą žinomumą tenais, kad žmonės sužinotų iš aplinkinių rajonų ir vis dar atrodo nežino pakankamai ir toks nervas ima ir visa kita, bet kažkaip tie pirmi metai tikrai labai neblogai mums pavyko. Aišku, dar kainos buvo tokios labai patraukos, kad tik ateitų. Ir po pusantrų panašiai metų, ne po metų sužinau, kad pastojau. Netikėtai visiškai. Ir taip, o dabar, kas dabar bus? Buvo toks, viskas, paleidžiu, nebenoriu, visko per daug, buvo tokių momentų. Bet paskui kažkaip vėl įkvėpiau, pašnekėjau su vienu, su kitu žmogum, kad vis tiek bandom, jeigu viskas vyksta, tai viskas gerai. Ir vyksta? Jo, iš tikrųjų, aš viską taip suplanavau kažkaip labai gerai, iki to gimdymo, keliem dar mėnesiam, kad būtų pagalba kažkokia, tai tokia aktyvesnė pagalba iš išorės. Ir visiškai pavyko pravažiuoti tos mėnesius, kur ten reikėjo tikrai būti namuose labai visą laiką. Ir paskui gal, man atrodo, po kokių 4 mėnesių jau pradėjau visi ženginėti, ženginėti ir žiūriu, viskas kažkaip tai įsikūrė ir vyksta. Ir atsiranda naujų kažkokių tada idėjų, ką čia galima būtų veikti. Nes pradžioje aš galvojau, vesiu čia jogą, labai daug valandų paimsiu, kad kuo daugiau čia viskas ant manęs laikytųsi, kad vyktų renginiai, kuriuos aš noriu vesti moterims. Ir staiga, suprantu, kad aš nebegaliu vesti kokių pusę metų gerų, nors aš dar atsimenu su dideliu pilvu ten kai kurios dalykus dar vesdavau, faina buvo, bet jau 2 mėnesiai iki gimdymo jau kažkaip nebesinorėjau čia ridentis į tą studiją, labai stipriai reikėjo jau tokio poilsiuko, ramybės ir nieko, perleidu pabiškį daugiau į nuomą, pradėjau didinti tą. Kitiem būtent. Kitiem, jo, o šiaip visą laiką turėjau labai gražią komandą trenerių šalia savęs, kurios 2 išliko nuo pat pradžios, jos labai yra svarbios, tikrai nuostabios ir labai mylimos trenerės visų čia klientų, o kitos biškį rotavosi, kas yra visiškai normalu. Ir šiai dienai man labai patinka, pavyzdžiui, pavaduoti žmonės. Kažkas negali, aš viską galiu pavaduoti realiai, aš galiu visas pavaduoti. Net, pilateso neturiu kaip tokio metodo, nesu baigusi, bet aš labai daug žinau iš pilateso, tai pavadavimui viskas ten gerai yra. Aš galiu pravesti ir biškai savaip tą treniruotę, nieko čia tokio. Bet viską galiu pavaduoti ten jogą, kvėpavimą, gal ten breathingų nevedu tokio dalyko, bet čia ir nėra, jis labai reguliarus, taip kad nuolat vyktų. Tai žodžiu, man atrodo, labai viskas taip išėjo gerai ir labai tas džiugu. Ar esi patenkinta dabar tuo sprendimu pradėti daryti studiją? Ar tai atsipirko tau? Ir ar atsipirka tau viskuo, tiek finansais? Nuostabus klausimas irgi. Dažnai būna verslai ant nulio, būna verslai kad žmogus suprastų, kad nėra viskas taip rožėm klota, investicijos tikrai būna pakankamai nemažos, mano atveju gal buvo, jos nebuvo labai didelės, nes kažkaip pavyko, taip sakyčiau, labai pasidalinti. Noriu pasidalinti, kiek pinigų, bet nesmėkiai dalinaisi, bet kiek pinigų tau reikėjo asmeniškai, kiek tavo atlyginimų tuo metu reikėjo? Sakyčiau... Kiek tavo mėnesinių pajamų? Šiaip tuo metu, aš galvoju, galiu dalintis, man atrodo, man reikėjo apie 5000 pritraukti. Tuo metu iš savo lėšų. Ir dar daug savo asmeninio darbo. Ir tada labai daug asmeninio darbo, kuris įkainomas ir tuo metu tu savo nemokė atlyginimą, nes tu neturi iš ko savo mokėti. Šiaip ta finansinė dalis, jinai pirmus metus gal buvo, kad pradėjus varginti truputėlį, nes aš visiems išmokau viską, už visas paslaugas, už viską ir tada toks gaunasi, ar tu savo išsimoki čia tą atlyginimą ar ne. Yra galimybė išsitraukti pinigų, bet aš labai jų netraukdavau, nes aš turėjau dar kitų šaltinių, iš kur gaunu šiek tiek pinigų. Tai gaunasi, kad pasidengi kažkokias išlaidas savo ir jeigu labai yra būtinybė, biškį išsitraukia. Bet jo, šiaip realiai norėtųsi daugiau save įkainoti.
Tikrai. Tais pirmais net 2 metais kažkurio metu tai biškai jaučiau, kad ar tikrai atsiperka čia mano įdėta energija. Tai tikrai neatsipirko, dar gal man atrodo, aš manau, kad dar neatsipirko, bet ta tokia moralinė ir toksai jausmas, kad supranti, čia yra neįkainojama patirtis šitą viską sukurti nuo nulio, tai tas yra neįkainojama, aš tą daryčiau ir vėl. Nors buvo žiauriai sunku, aš atsimenu, keliais porą mėnesių, tas ypatingai ta tokia nervinė sistema buvo tokia, kad tik viskas būtų gerai ir tu nežinai, nes tu jau įdėjai daug pinigų ir tu dar turi sumokėti visiems po mėnesio, tu nežinai, ar tas mėnesis geras bus. Tai tokių buvo momentų, kur ar tikrai. Bet paskui pradedi matyti tos mėnesius, žiūrėti vidurkius, matai, kad kažkaip visada viskas pasidengia, visada viskas neblogai, žinai, tai tas labai faina. Bet aišku, jeigu nuomos būtų ten kažkokios sunkios, didelės sumos, tai tada būtų visai. Aš manau, kad daug verslų ir neatlaiko dėl to, kad turi didžiulis kaštus nuomos. Taip, tai nuomos kaštai būna tikrai sudėtingi. Kur tave rasti, nes tu pati darai tam tikrus dalykus, jeigu kažkam simpatizuoji, tai kuo tu galėtum būti naudingas žmonėm, moterim, vyram, vaikam, ane, apie šitą studiją trumpai. Šiai dienai tikrai šiai dienai norisi mane asmeniškai. Nes studija tai tarnauja žmonėms, tikrai kas nori, čia gali rengti renginius. MyFlow. Taip, myflow.lt. Mano tėkmė, jeigu taip išvertus į lietuvių kalbą. Aš pati vadinuosi Aušra tėkmėje. Tas pavadinimas atėjo labai irgi natūraliai, kažkaip nežinau, aš jo taip atrodo nesugalvojau. Aš turėjau jį pasikeisti savo tą pavadinimą, aš ilgai vadinausi Your Story. Nes man buvo labai apie tą išgirsti žmogų, jo istoriją, aš tada jau į coachingą labai stipriai. Ir aš labai norėjau tą pastiprinti, kad coachingas tarnautų dar kaip būdas žmogui susitvarkyti savo gyvenimą, bet ir tą sveikatingumo dalį, savo pasitenkinimą gyvenimu ir panašiai, bet ir sakau, ir sportą, mitybą, visi šitie dalykai, kad būtų į tą įtraukta. Coachingas pas mane buvo gal tokia pradžia, bet vėliau pastebėjau, kad į coachingą ateidavo pas mane žmonės su visokiom ir tokiom dvasiniam paieškom ir nežinomybėm, ką čia dabar sudaryti, nes nejaučiu laimės, pilnatis ir panašiai. Ir aš aišku ir kitas temas pradėjau eiti ir savirealizacija labai stipriai, nes pati perėjau tai, kad nebuvau laiminga savo darbe pradžioj, kur buvo ne pagal darbo sutartį. Ir tą viską pakeičiau, taip labai ten taip kardinaliai pradėjau griauti viską ir mes su vyru tuo metu buvom namą nusipirkę, pardavėm namą, pradėjom keisti gyvenimą, kad būtume laimingi, nes kažkaip nebuvo tos laimės toj materijoje. Įsipareigojimų daug? Daug ir tokio įsipareigojimo ir tokio, dar nebuvom pasiruošę, tiesiog buvo per anksti. O dabar galbūt namas jau gal ir galėtų būti, bet dar biški keletą metų dar norėčiau palaksyti per skirtingas vietas pagyventi. Bet ką noriu pasakyti, kad vyko labai kardinalūs tie pokyčiai ir žmonės tokie ateina, kurie nori tų pokyčių, bet dar nedrįsta žengti to žingsnio. Tai čia kaip coachingas tavo asmeninis ar grupinis? Asmeninis, prasidėjo nuo asmeninio, tada moterų ratai labai stipriai, bet taip grandioziškai irgi įsiliejo mano gyvenimą, labai netikėtai, sakyčiau irgi taip, tiesiog pati kažkiek palankiau tų moterų ratų, susipažinau, kas tai yra per dalykas, labai pamilau moteris apskritai ir savyje, ir išorėje moteris, kad nuostabi ta yra energija moteriška. Ir viena moterų klube buvau ir man atrodo, tiesiog mes su drauge kažkada pasikalbėjom viena, kad gal pradedam kažką daryti tokio, tiesiog savo ratuose namuose. Ir nuo tų namų ratų prasidėjo vis po biškį išorė ir aš tą pradėjau daryti. Visos draugės ne, o aš pradėjau tą išorę nešti ir kviesti moteris burtis ir pradėjau labai daug moterų eiti tada. Toks labai laikotarpis buvo, kokie 4 metai. Ir tas labai smagu. Ir man reikėjo irgi erdvės tiem ratams. Irgi, nes aš visur nuomodavaus, ten senamės. O kam tas ratas reikalingas, aš kaip ir suprantu. Bet žinai, kam klauso ir kam reikia tą ratą? Moterų ratai, irgi man buvo erdvė, kur aš galėjau integruoti savo visus irgi gebėjimus, tiek coachingo, ką buvau gavusi iš Olego Kovrikovo, aš esu baigusi. Pas jį toks gilus terapinis labai coachingas, toks labai irgi dvasinis, sakyčiau, toks labai apie savastį, apie gilumą. Ne apie tokį go, o apie tokį gilumą, ar tu tikrai. Bet be jokio spaudimo. Be melo savo, kad to reikia to naujo porso, ne? Visiškai. Ir aš tą kažkaip, labai norėjau integruoti savo visą tą profilį tokį, portfelį savo paslaugų, nes jaučiau tą gebėjimą, jaučiau, kad aš labai daug pati prasiterapinau ten būdama.
įvairiose vietose, šiaip labai daug, kur esu buvus, daug ko labai esu susipažinusi gyvenime. Norėjusi ir tos žmonės apjungti, ir jų man perduotas žinias, žinutes. Ir taip gimė moterų ratai, kur aš integruoju įvairiausias technikas iš tiesų, tiek judesio, tiek meditacijos, tiek jogos kartais, tiek šokio kažkokie elementai. Tai viskas eina per tai, kad mes tiesiog tą kūną grąžintume galbūt sąmonę į kūną, gal taip norėčiau pasakyti. Grąžintume sąmonę į kūną, nes mes turėtume labiau pasitikėti savo kūno siunčiamais signalais, žinutėmis. Ir ypatingai moterims labai to reikia. Nes kai moteris pradeda gyventi čia, tai katastrofa. Katastrofa. Nes iš karto visa aplinka tampa tokia labai nyki, pilka, be gyvybės, su daug tokio kažkokio nerimo nereikalingo šiandien bei ten. Problemas visur išvelgiam ir taip toliau. O kada moteris grįžta į savo kūną, į tą savo prigimtį, pradedam suprasti, kad gyvybė mirtis yra labai natūralus ciklas mūsų gyvenime, kad nereikia labai baimintis kažką paleisti, kad galime žengti kažkokius naujus etapus, kad viskas labai cikliškai gražiai veikia, kad to nerimo, mes neišvengsim, bet tikrai galime jį sumažinti prisimindami, kas mes iš tiesų esame šio žemėje apskritai, ar ne, kaip siela, į tą sielos lygmenį šiek tiek, taip įeiti giliau. Nes kūnas, siela labai labai susiję, labai arti vienas kito, jie labai puikiai kontaktuoja, tik tai mes nustoję klausyti savo kūno, tada ir sielos nebegirdime. Žinai, tas pirmas klausimas mano buvo dvasiškumas ir verslas, ir dabar tu dar į tą dvasiškumą nuėjai, kas irgi kiekvienam turbūt per savo filtrą praleidus, ką tai reiškia, žinai, tai kaip tu pati bandai integruoti tą dvasinį gyvenimą, pavadink vidinį kažkokį pasaulį teisingai, su veiklom, arba apskritai, kas tas dvasiškumas tau yra, žinai. Ką čia turi daryti kiekvieną dieną, kad būtų kažkoks eitum į save kažkaip, žinai, arba tą savastį, kaip čia pavadinai, ne? Žinai, ar mes turim kažką šis daryti, ar neturim kažko daryti, kad ten būtume, kaip tai atrasti, sakai, visko išbandėjai, žinai. Visko išbandėjai praktikų ir taip toliau ten. Bet ir turiu mokytoją, sakykime, 10 metų, ta prasme. Kokios čia pakraipos mokytojas? Tai žinai, kai tai sako, Indijos mokytojas kažkoks ten. Turiu jogos mokytoją guru. Lietuvoje? Taip, guru Mairam. Tai yra žmogus tikrai, kuris visą laiką buvo šalia šituo laiku, labai įvairiose giliose temose kartu su manimi. Yra ir kitų mokytojų, kurie buvo šalia kitose truputėlį temose, jeigu ten kalbant apie savirealizaciją, bet kas kalba, jeigu einant apie tavo savastį, apie dvasinį visą pasaulį, gal ne dvasiškumą, aš taip vardinčiau dvasinį visą žmogaus pasaulį ir to suderinimas su materija, tai yra tai, apie ką aš 10 metų mokiausi ir mokausi toliau ir dabar, būdama motinystė, mokausi dar toliau ir giliau. Nes tai yra dar naujas etapas ir nauji sluoksniai kažkokie pasirodo, kaip aš galiu tą savo dvasinį gyvenimą praturtinti galbūt, arba norėčiau išsireikšti, gal vystyti apskritai tą savivoką tokią gilesnę. Tų galimybių yra kiekvieną dieną, kiekvienam. Kaip tu manai, kur tai veda? Absoliučiai, bet kurią akimirką mes galime būti arba sąmoningi, arba nesąmoningi. Mes tuvim dabar kalbamės, tu gali būti mintise dabar galvoti apie tai, kaip tu po poros valandų važiuosi pietauti, su kuo tu susitiksi ir panašiai, arba tu gali būti dabar ryšyje su manimi ir būti šitame ryšyje su manimi, šitoje studijoje jausti, kad tu sėdi, jausti, kaip tavo kūnas, kad kojas spaudžia. Jo, net kad ir kojas spaudžia, neignoruoti to, vis laiką savo tiesą savo priminti ir kad viskas gerai, man spaudžia, aš pasikoreguosiu. Ta prasme, tas, kad mes savo nemeluojam ir neapsimetinėjam. Aš, pavyzdžiui, jeigu noriu, aš sėdžiu šitaip, jeigu noriu, aš sėdžiu šitaip, aš negalvoju apie tai, kad, dabar mane žmonės žiūri, aš apsimesiu, kad čia jogos mokytoja, taip sėdėsiu ir lėtai kalbėsiu. Pakelsiu šiek tiek. Jo, ir lėtai kalbėsiu. Ir gal tai geriau dar su užtestom galūnėm. Su pauzėm. Jo, aš galiu norėti palikti kažkokį įspūdį, ar ne, ir biškį taip vaidinti. Bet aš kalbu greitai. Šiai dienai aš esu greita, šiai dienai, man atrodo, reikia žiauriai greitai. Nes aš turiu daug labai atsakomybę, žinau, kad aš po tavęs važiuosiu kažkur, ne? Ir tas dalykas, kad būti vis laik tiesoje su savimi ir savęs neišdavinėti. Jeigu aš guliu lovoj ir dabar galvoju, kad kam aš čia dabar gaištu savo laiką,
kažkokį tai, vat, guliu dabar su vaiku, ten į jį žiūriu ir noriu iš tikrųjų kažką kitą veikti, tai gal geriau kažkaip atsistok ir eik daryti tą kitą dalyką, neapsimetinėk, kad tu čia dabar būni, apsikabinus tą vaiką, žinai, ir panašiai. Tai mano yra tokia prigimtis, kad aš iš tikrųjų apimu labai daug sferų, labai daug manyje yra ir idėjų vyriausių ir aš neišduodu iš tikrųjų nei savęs, nei tų idėjų, aš bandau viską suderinti. Ir manyje ta materija ir dvasinis mano toks įdirbis, sakyčiau, labai gražiai apsijungia ir aš, man atrodo, pati jaučiu, kad labai įdomios plotmės atsiveria ir įdomus žmonės ateina į mano gyvenimą. Ir tiesiog neapsimetinėju. Jeigu vat, jaučiu, kad vat, yra taip, tai darau taip. Jeigu jaučiu, kad yra biškai kitaip, darau kitaip. Ir tas, man atrodo, yra svarbiausia ir mano mokytoja labai dažnai to mokino. Jeigu tu jauti, kad tu nori eiti šokti, tai tu eik šokti, žinai, o ne apsimesk ir sėdėk, žinai, 5 valandas vakare ten su meditacija, kur tavo mintis yra visos apie šokį ar apie šokoladą, kurį tu gal nori ten valgyti. Esmė tame, kad mes visą laiką būtume ryšyje su to, kas yra vat, viduje, ar ne, koks ateina vidinis stimulas, ką tu turi daryti tuo metu. Kaip tu supranti, nes sako, kad žmonės skirtingai suvokia tą impulsą, kiti sako kažkaip širdį pajaučia, kiti kažkaip pilve ten tą ne, arba taip, žinai. Nu, žinai, va, kaip tu pati pajauti, kad tai yra tau tiesa, žinai. Nes čia apie visišką tiesą savo, nemelą savo tokį, žinai, kad, nu, vidų jaučiu, kad nenoriu ir, žinai, kiti žmonės negali pasakyti ne. Nes, nu, tipo, dirba, jau ką vadas pasakys ten ir tu turi tai daryti dažniausiai. Nu, kol nepriims kitų sprendimų išeit, pavyzdžiui, arba ten, nu, kažkaip kitaip gal sugebėta nepasakyti. Bet vat gyvenimas vyksta ir tau gal ir pasiūlymai čia kažkokie ateina ir, nu, visko vyksta gyvenime, taip? Kaip tu suvoki, kad tai yra tikra ir kad, nu, nesuklydai? O gal vis dėlto, ups? Jo, ačiū už klausimą, puikus klausimas ir manau, jisai daugam labai yra aktualus. Bet mes skirtingai tą dalyką tikrai kiekvienas galime pajausti. Šiaip aš labai pradedu jausti tokį pyktį ir apatiją. Šiaip aš per šitą dalyką labai pradedu jausti ir per depresyvumą. Mane užvaldo tokios labai depresyvios mintis, jeigu aš nedarau to, kas man skirta daryti, kas man prigimtimi tuo metu reikia daryti. Pradedu jausti, kad tai pradedu grimsti kažkokį tokį keistą dumblą, kažkokį pelkę, tokią vidinę, tokią depresyvumą kažkokį. Ir jeigu tas ilgai užsilaiko, nu šiaip tai iš tikrųjų galimai galėčiau nugrimsti kažkokią depresiją. Yra tokių va buvę etapų, kur aš savo neleidžiu daryti, nes aš privalau. Nors atrodo, ten medituoji, taip toliau vis tiek tas. Oi, nu tai kai medituoji, žinok, dar daugiau atsiveria dalykų. Tu pradedi save matyti, pradedi save pastebėti, savo būsenas labai jausti. Meditacija tai nėra tas, kad tu nebejausi kažko. Meditacija tu jausi dar kartais sustiprinti. Tu tampi jautresnis žmogus. Ir tas vat yra, kad žmogus tave pasižiūrėjo ir kažkoks tai vat, nu kažkoks, net tu įsižeis gali labai greitai, nes kažkokį pradedi pajausti tokią būseną labai keistą į save nukreiptą, tu energiją žmonių labai gerai jauti. Tai meditacija tikrai dovanoja gilesnės įžvalgas, jautrumą padidintą, ypatingai kol dar, nu, tu esi tam kelyje, kol mes nesame asketai jogai jau kažkur tai olose, mūsų nenuveda dar kelias. Tai kol dar esam žmonės, va taip, va miestuose gyvenantys, sakykime, mes turime daug kontaktų su įvairiais žmonėmis. Tai mes turime labai daug emocijų, per dieną patiriam visokių jausmų, įtampų, visko. Ir kol nedarom to, ko širdis kviečia daryti, nu aš sakau, širdis šiek per širdį gal pagrinde jaučiu, bet sakau, jinai tokia apsidengia kažkokiu, tokia pelkė kažkokia, kai nedarau tų dalykų. Aš save atsimenu darbe, kai sėdėdavau prie kompiuterio ar ne, ir net keičiau kelias ten vietas, pagal darbo sutartį dar kai dirbau. Šiaip dirbau gerą darbą, daug uždirbau, karjeros galimybės viskas buvo, bet sėdėdavau prie kompo, man jausmas būdavo, kad aš mirštu. Man 20 ten atsimenu buvo 7 panašiai metų ir galvoju, man jausmas, kad aš mirštu. Tas realiai, aš galvoju, ką taip ir toliau bus? Ir čia toks suaugusių gyvenimas. Nu palauk iki pensijos. Ta prasme, man būdavo, ir aš su ta mintimi ilgai gyvenau ten kelis metus, ta prasme, kol aš išdrįsau kažką keisti, nes kažkada patikėjau, aš galiu keisti, ašgi galiu kitą sritį išbandyti. Taigi nieks nenubrėžta. O aš jau atrodo ištekėjus ir čia gal vaikų čia reikia, čia kažką. Ir taip atrodo viskas taip nuobodu, nebeįdomu, monotoniška. Ir kažkada viduje su joga man ir pasižalino, aš buvau stovykloje ir rašiau dienoraštį ten visą. Ir toks viduje, bet taigi aš galiu pasibaigti kursus, pradėti nuo biškutį, pabandyti, gal man nepatiks netgi.
Taigi pradėk, kas čia yra, kokia čia investicija, ten 700 eurų, taigi čia litų gal net. Kažkaip sutaupysi, žodžiu. Jo, kažkaip galvoju, taigi turiu aš ten tų pinigų, tikrai tuo metu turėjau tų pinigų. Labai neblogai ir žodžiu, pradėjau nuo tokio biški ir tada mane visata su to mažu žingsniu įtraukė tiesiog. Iš karto, aš baigiau ten kursus, sveikatingumo treneris, tai iš karto va iki sporto klubą, iš karto ieško žmogaus, o tu man labai patinki. Ir taip staiga per pusę metų viskas persivertė. Ir staiga žiūriu aš jau dirbu tą darbą. Geras. Bet tu skiri laiko savo analizai. Taip, bet okei, žiūrėkit, dirbau sporto klube ten apie 4 metus ir taip jaučiu, kad čia ne mano erdvė, man daros bloga, man nesinori vaikščioti tų visų apteltų timpų, ten iš visų išredėt kūnų, tokių, kaip sakau, visų nuriebalintų kūnų, tokių, kur nėra gyvybės, pradedu matyti tose trenerėse, gal sakyčiau, treneriai, tai ten nesvarbu. Su visa pagarba. Visa pagarba, jo, ir visokių reikia. Ir atletinio rengimo treneriai yra kitokie. Bet sveikatingumo treneriai turėtų iš tikrųjų vesti ir patys tokį gyvenimo būdą, kad žmogus prie jų natūraliai imdamas pavyzdį pradėtų keistis, o ne per tą išorinę motyvaciją, kad aš noriu tavo kūno, ne, dabar sportuosiu, čia kažkaip gyvensiu kaip tu. Ne, kaip tu gyveni, ne. Bet ką norėjau pasakyti, kad sporto klube būdama, tiesiog pajutau, kad viskas, ten kažkokia netokia energetika ir va tada pradėjau vynioti mintis, galvoti, man kažkokios kitos erdvės reikia. Aš kažkur kitur turiu savo žinutę skleisti, nes čia nebegaliu to daryti, čia manim nepatikės, nes aš čia tarp metalų kažkokių tai esu ir pati negaliu atsipalaiduoti, tas pilvas įtemptas toksai, vaikštų čia, kad tik viskas gražiai atrodytų, žinai, ir kad tave kažkaip per kūną pasirinktų. O ne per tai, kas yra čia, žinai, ne per širdį ir ne per kažkokias savo vidinės mintis, idėjas, o per kūną rinkdavosi žmonės, kaip mėsą kokią, ne, va šitą noriu trenerį, šitą. Ir man tas taip nebepatiko. Ir ačiū karantinui, kuris ištiko, aš atsitraukiau, staiga privalėjau išeiti iš tos veiklos, pradėjau online treniruotės vesti, jau viskas savai pradėjo po truputį vystytis ir buvo puikus, nuostabus laikas pamąstymui, ką daryti toliau, kaip čia toliau vesti tą viską. Tai va, tai aš karantinui esu labai dėkinga, nes man jisai tikrai davė tokį stiprų smūgį, viskas, tu gali išeiti, net palikti savo tas 7 treniruotės per dieną, ten atrodo kažkaip baisu palikti tiek žmonių ir tiek įsipareigojimų visokių, o tada viskas, visi privalėjom išeiti, atsimenu dar tas sirenas, aš tuo metu buvau, atsimenu, Panoramos sporto klube ir sirenos tokios buvo, visi turi palikti ir suprantu, kad viskas, vedu paskutinę savo treniruotę sporto klube ir toliau nebežinau, kas bus. Važiuoju, geras jausmas, tikrai aš atsimenu tą jausmą tokį. Šiaip buvo ir labai fainas paskutinis mano klientas, toksai vaikinukas. Tai va. Žinai, mes galėtume dar šnekėti ir man atrodo, kad tikrai apie tą, žinai, mes pakalbėjom tik tai, tokį paviršių šiek tiek, žinai, nes to gylio būtų galima čia iškapstyti pas tave daug, žinai. Tai kas nori to gylio, tai arba į MyFlow studiją Vilniuje, arba kaip tai ir galiu Instagrame, Facebook'e. Užakėkime ją. Facebook'e ir Instagrame. Instagrame daugiau, ne? Jo, Facebook'e aš daugiau gal sakyčiau esu tokia į tokį šaltesnį kažkokį, tai aš ten nekuriu labai papildomai to turinio, bet aš Instagrame esu daugiau atvira ir esu ten pilnai tame kanale. Čia kažkur. Jo, arba LinkedInas Aušra Kulešienė. Netgi ir ten. Taip, žinoma. Matai. Ten dalinuosi truputėlį kaip vadovė, kurdama šitą studiją, irgi savo kažkokiais patyrimais ir kartais ir failais, ir paklausimais, kaip čia tam etape reikėtų daryti, arba kaip jums buvo šitą etapą. Tai šiaip įdomu, ir LinkedIn yra dar kitas toks mano kampas. Tai pabaigai gal kažkokį vieną, žinai, apibendrinimą, gal dar kažkokia žinutė, ko, žinai, važiuodama norėjai pasidalinti, bet gal pamiršai, žinai, kažką pridėti, ar nežinau, bet ką jauti, nes aš kuo nori dalintis ir tu matei, tu prirašiai. Ir paskui dar prisiminiau, jo, kažkas daug, manau, išgirdo, ką reikėjo. Ir pirmas žingsnis yra, o antras, trečias, tai jūsų pasirinkimas. Teisingai, ar toliau susipažinti giliau, ar ne. Tai... Jo, turiu mintį, ką noriu pasakyti. Tai prisiminti savo, kad didžiausias turtas yra žmonės, mūsų ryšiai ir mūsų artimi žmonės be abejonės, bet ir mūsų ryšiai, kuriuos mes sutinkame šiaip per gyvenimą, nes šitie žmonės gali atvesti mus labai puikiai į tas vietas, kur mums reikia. Ir tikrai labai puoselėti tuos ryšius, santykius ir draugystės įvairiausias, ir tokius profesinius netgi santykius, kur kažką sutinkame, ir nebijoti kartais eiti tas temas, kur atrodo iš išorės, kad jos bus nepatogios arba ne visai į temą. Sakykime, sutinkam žmogų kažkokį tai darbe, profesiniai labai veikloj,
kažkokio rimtoje aplinkoje, ar ne? Ir bijom net paklausti kažkokių tokių klausimų apie kažkokias filosofijas, jo tikėjimus, suvokimus, pasaulio, visatos ir taip toliau. Bet nebijodami paklausyti tų klausimų mes labai, ta prasme, daug atrandam, nes su tuo žmogum atrandam, kad, o, geras, ir tu taip panašiai galvoji. Ir kažkada pamatysit, po poros metų tu nebijosim jam parašyti ir pasakyti, žiūrėk, man reikia tavo pagalbos, tu tenais tą ir tą išmanai, gal tu norėtum prisijungti prie naujos komandos, kažkokios būriamos. Šiaip ryšiai be galo nuostabiai tarnauja mums gyvenime ir jie, manau, irgi yra skirti kažkaip visatos labai įdomių būdu mums padėti vieniem kitiems keliauti tuo keliu, kuriuo ir turim keliauti kiekvienas. Nes kiekvienas žmogus turi prigimtinį kažkokį pašaukimą kažką daryti. Ir kartais mes galim net ir nesuprasti ir nežinoti, bet tiesiog bristi etapais, ar ne? Vat aš įbridau pradžioj trenerės tokios labai sveikatingumo, ar ne, ten rolę. Ir po to, žiūrėk, joga išsiplėtė, tada joga, sveikatingumas, visą tai sukūrė kažką. Ir aš tikiu, kad dar porą metų mes kalbėsime, jeigu gal kitoje erdvėje būsiu, ta prasme tikrai keisis dalykas, aš nesikabinu nagais, teku su gyvenimu ir ta tėkmė mane neša, va tolyn, va aš dabar turiu vaikų, aš dabar kažkaip integruoju, tai visą tą veiklą ir va tas yra nuostabu, nesikabint nagais labai kažką, ką mes gal prieš 10 metų atradom, po 10 metų jau visai kitaip atrodo. Nauji žmonės mus pradeda supti ir pradedam kurti naujus dalykus. Tai tokia ilga gal žinutė, bet pagrindinė yra tai, kad tikėkim su gyvenimu, priimkime dovanas, priimkime žmonės į savo gyvenimą, būkime nuoširdus ir nebijokime kurti, nes šiaip nėra taip jau sudėtinga kurti. Tai yra mūsų prigimti, kūryba yra mūsų prigimtis, kiekvieno. Taip pat taip. Ačiū tau. Ačiū tau, dėkojam jum, ačiū už laiką. Sekite Instagrame. Aušra Tėkmėje, MyFlow studiją irgi susiraskite. Gal išbandysit, bus faina, jeigu išbandysite, parašykite ir gal išbandymas ir taps gyvenimo būdu, ne? Taip, Sauliau, kviečiam ir tave išbandyti, va. Tai bandysim.